Ketvirtasis uždavinys 4 dalių, jau trečioji uždavinio dalis, trečiasis klausimas buvo vertinamas 2 taškais, pirmasis, antrasis ir ketvirtasis klausimai vieno taško vertės uždavinėliai. Kabo skelbimas ten, kaip mano dabar 10-okai išvažiavo į Nidą, tai ten toks skelbimas kabo, kad jeigu perkamas bilietas kažkokiai tai ekskursijai ir į kažkokį tai parką, tai reikia už tą bilietą mokėti 8 eurus. Ar jeigu mes atėjom 5, tai sumokėsim 40 eurų, jei atėjom 2, tai 16, jei atėjo 1, tai 8, tą suprantam. Kita sakinio dalis tame skelbime užrašyta, kad jeigu perkama daugiau kaip 10 bilietų, įsivaizduokime, atėjo didesnė grupė negu 10 žmonių, tai kiekvienas bilietas pradedant 11, 12, 13, 17, 36, 100 tūkstantasis bilietas kainuoja 10% mažiau negu jeigu kai perkam bilietą atskirai. Na, tai čia sustojam ir susimastom, 10% mažiau, 10% nuo ko? Nuo 8 eurų, 10 nuo 8 eurų arba nuo 800 centų sudaro 80 centų. Tai kiek kainuoja bet kuris kitas bilietas, kai perka bilietus grupė didesnė kaip 10 žmonių, 11, 12 ir taip toliau bilietas, tas bilietas kainuoja 7,20 eurų arba 80 centų pigiau negu šitas. Šitą susigaudom, tada važiuojam į klausimus. Na ir būtent ir klausia 4.1 punktas 11 bilieto kaina kokia, kai tuos bilietus perka grupė. Ne atskirai, bet kai perka grupė. Na ir atsakymas, žinoma, vienintelis teisingas yra 80 centų mažiau negu 8 eurai, tai yra 7,20 eurų. Tai yra 7 eurai ir 20 centų. Na, kitas klausimas, kiek sumokės 12 žmonių grupė. Sprendimo čia neprašė, nebuvo parašyta, bet reikia būtinai parodyti sprendimą. Tai 10 žmonių grupė kiek sumokės, čia galima ir mintinai spręsti. Pirmieji 10 bilietų tai grupiai kainuos kiekvienas bilietas po 8 eurus, 8 euriukai kart 10 žmonių, tai 80 eurų. Na ir dar 2 žmogeliai sumokės po 7,20. Ne žmogeliai čia, bet tai grupiai tiek kainuos. Vienas bilietėlis, tai yra 2 bilietėliai kainuos tiek. 10 bilietėlių kainuos tiek, o 2 bilietėliai kainuos tiek. Mes sudauginam, suskaičiuojam, tai 80 plus 14,40, to nuliuko žinoma galima nerašyti. Ir gaunam atsakymą, kuris parašytas štai čia, galima ir be to nuliuko. Čia žinoma ne klaida. Arba galima rašyti 94 eurus ir 40 centų. Trečiasis, jau čia 2 taškis uždavinys. Kelių žmonių grupė, atėjo į tą parką, į Nidos parką su mokytoju Olbotu, atėjo į tą parką kažkiek tai žmonių, kažkokia tai grupė žmonių ir yra žinoma, kad jie sumokėjo už visus bilietus, pirkdama kaip grupė, sumokėjo 137,60 eurų. Klausimas, kiek žmonių buvo grupėje? Atsakymas yra 18, aš kaip parašiau, kaip jį gauti tą atsakymą. Na, žinoma, galima buvo pasinaudoti ir šitų skaičiukų, kurį gavome čia. Iš šito atėmė šitą skaičiuką, iš šito atėmė šitą skaičiuką ir padalyję iš 7,20 gautumėm tuos 6, ką gautumėm čia, bet aš įspręsiu nesinaudodama šito. Čia buvo galima įvairiai, čia prašė sprendimą. Tai yra ne vienas sprendimo būdas, galima įvairiai buvo spręsti. Na, akivaizdu, kad buvo toje grupėje daugiau kaip 10 žmonių, nes jeigu būtų 10 žmonių, tai būtų sumokėję 80 eurų. Pasakyta, kad va tiek. Na, tai 10 žmonių jau sumoka 80 eurų. 10 bilietų kainuoja po iš viso 80 eurų. Iš 137,60 aš atimu tuos bilietus, kurie tiek bilietų, kiek kainavo po 8 eurus, tai yra atimu 80. Čia galima ir atimti mintinai, nebūtinai su tuo skaičiuotuvu. Tiek liko pinigų, kurie buvo išleisti pigesniem bilietam. Tai yra, kiek mes nupirkome bilietų, kurie kainavo 7,20 eurų. Na, tai belieka ką padaryti. Ta gautą į skaičiuką, tai yra tuos pinigus, kurie kainavo, bendra pinigų suma sudarė tuos pigesniuosius bilietus, padalyje iš 7,20, vėlgi tų nuliukų galima nerašyti.
gaunam 8. 8 kart 7, 56 ir dar €60, 57 kart 57 ir 60. Pasitikrinę daugybą gaunam, kad yra 8 bilietai. Nupirkti 8 bilietai tie pigesniai. Tai 10 normalių, po 8 eurus ir 8 šitie. Atsakymas 18. Nereikėjo parašyti 8 į atsakymą, nesuklyst, ko klausė sąlyga, taip ir skaitau. Kiek žmonių buvo grupėje? Ne 8 atsakymas 18. Čia buvo galima suklyst. Na ir paskutinis klausimas, toks gal kiek jau toks rimtesnis, bet vieno taško vertės. Pasakyta taip sąlygoje, kad į atvyko X žmonių grupė, X žmonių, kiek žmonių neaišku, bet aišku, kad jų daugiau kaip 10. Ir nusipirka ta grupė bilietus. Ir kiek jie sutaupo, klausė, kiek jie sutaupo, pirkdami kaip grupė, o ne kaip atskirai kiekvienas žmogus. Na, jeigu mes ten visą Olboto klasę nusipirktų atskirai bilietus, kiek išleistų, tai išleistų kiekvienam bilietui po 8 eurus. O jeigu pirktų ne atskirai, o kaip grupė, tai 10 žmonių, 10 bilietų kainuotų po 8 eurus, na, o kiti likę kainuotų po 7,20. Na ir iš duotųjų reiškinių, kurie ten surašyti ABCD, reikėjo atsirinkti tą, kuris reiškia, kokią pinigų sumą sutaupytų grupė, jeigu bilietus pirktų kaip viena grupė, ne atskirai. Na tai teisingas atsakymas yra štai šis. Kaip čia jį suprasti? Iš viso atėjo X žmonių, tai kiek pinigų sutaupytų, tai 10 žmonių nieko nesutaupytų, tai iš X atimam 10, gaunam tuos žmonės, kurie jau sutaupo, arba kiek žmonių sutaupys. Žmonių sutaupančių pinigus, arba kiek bus sutaupyta kart bilietų, kurie kainuos pigiau, tai gaunam iš X atėmę 10. Tai yra ir kiekvienas tas sutaupimas lygus 80 centų arba 0,8 euro. Tai yra sutaupyta vieno bilieto pinigų suma yra 0,8, o bilietų skaičius yra toks. Tų pigesnių bilietų. Iš visų žmonių atėmę 10 gaunam tiek, kiek yra virš 10. Virš 10 yra tiek žmonių ir kiekvienas tas bilietėlis sutaupo po 0,8. Atsakymas yra štai toks. Na čia, jungiam smegenis ir atsirenkam iš duotųjų.